Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Ir nuotykių mes turim daug labai. Nors mūsų nematai, linksma su mumis bus visada. Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Linksma diskoteka buvo. Sakyk, tu ką nori apie Beisę, bet moka jis gerus šokius užtaisyti. Tikrai taip. Bet žinai, ką supratau? Ką? Man reikia keisti stilių. Ką tokį? Apsirengimą. Diskotekui tiek visokių babaužiukų buvo. Kitą kartą aš noriu priblokšti visus savo naujų stilium. Apie kokį stilių galvoji? Nežinau, koks labiausiai tiktų. Gal Atlasas galėtų ką patarti? Atlasas? Sensėjus Atlasas. Na, jis pats su tokiu stilingu kimono vaikšto. Nežinau, ar jis su juo dėl grožio vaikšto, bet galim bandyti. Einam dabar. Bet diskoteka tik po savaitės. Kai kalbam apie stilių, negali švaistyti laiko, nes išeis iš mados. Kas išeis? Tu, aš, rūbai. Viskas išeis iš mados. Nežinau, kur tu tokių dalykų prisimokiai, bet galim eiti, jei taip nori. Jej! Micito bus madingas. Sensėjau Atlasai. Klausau. Žinau, kad šią savaitę jau buvau pas jūs ir prašiau patarimo, bet man reikia dar vieno. Kokio patarimo? Stiliaus patarimo. Patarimas būtų toks. Turėk savo stilių. Ne, mano stilius per daug nuobodus. Aš noriu būti madingas kaip tie babaužiukai iš diskotekos. O kam? Aš noriu visus priblokšti savo naują aprangą. O kas tau iš to? Nu kaip tai, kas tau iš to? Na kas tau iš to? Mes kažkaip nesusišnekam su juo. Gal tu gali padėti? Tu paklausyk jo. Ne, jis matyt per senas, kad apie madą suprastų. Klausyk, Micito. Madingi įmantrus rūbai reikalingi tiems babaužiukams, kurie patys nėra labai įdomus. O tu esi įdomus, tu linksmas, tu mandagus, tau nereikia jokios mados. Ne, jūs nesuprantat, mokytojų. Man reikia išsiskirti savo stiliumi iš minios, kad su jie susiliečiau ir būčiau priimtas. Na, jei taip, tuomet eik pas Fau, ji gi stilistė, Oi, ne, ji tokia nemaloni. Fi! bet už tai madinga, kaip tu ir norėjai. Na taip, ačiū jums. Žinojau, kad padėsi. Stilių jis sugalvojo keisti. Nemadingas, matai. Tu pamatysi, visi tik ir sakys, ar matėt Micito naują stilių? Eik tu sau, koks madingas Micito. Gal Fau man net kepuriuką kokį duos. O, gigai, tubai. Ką jūs mieste veikiat? Tūpas buvo savo pusbrolio aplankyti. O kas jo pusbrolis? Zefo. Ai, žinau. Nakvojot? Jo. Kaip tau tubai miestas? Sako, kad triukšmingas. Su mišku palyginus tikrai triukšmo daugiau čia. Bet kai gyveni, tai pripranti. O kaip tau, gigai? Man tai visai nieko. Aš dar pas Čipį buvau, padangą pasikeičiau į vasarinę. Tai iš vis naudinga kelionė. Nu. Teisingai. Mums jau laikas. Tai faina buvo pasimatyti. Iki. Iki. Kaip keista tūba tokį ramų matyti. Pala, o kur mes keliavom? Taigi tau stiliaus keisti. Ai, taip. Gal paskubėkim, kol iš mados neišėjo viskas. Prisimeni, kaip su jie bendrauti? Reikia būtinai girti, kiek įmanoma daugiau. Taip. O, gražuolė Fau. Taip, aš gražuolė Fau. Man reikia tavo stiliaus ir mados išminties. Išmintis už dyką nedalinama. Duosiu vieną plopsą. Duok 4. Vieną tik turiu. Aš varguolis, atleisk man, gražuolė Fau. Negerai, neplopsai laimę neša, tiks ir vienas. Tai aš gal jūs paliksiu, jeigu galima. Kai sekantį kartą susitiksim, nepažinsi manęs. Galime pradėti tavo transformaciją iš nestilingo, nuobodaus į kokį nori. Į pribloškiantį. Į Puiku, darysim pribloškiantį. Aš tau sakau, Trepsi, tu investuosi 4 plopsus, o kitais metais galbūt jau bus 6. Sakei, bus fantastiškas pasiūlymas.
Bet kad neskamba labai fantastiškai. Patylėk dabar. Oho, Eik iš čia. bet mes neužbaigėm sandorio dar. Eik, sakau. Sveiki. Labą dieną. Ir kurgi toks puikus džentelmenas keliauja? Namo. Mano vardas Pulpo. Mano vardas ponas Samuelis. Labai malonu, ponė Samueli. Jūs esate labai reprezentatyvios išvaizdos. Gal norite tapti mano partneriu? Norite man pasiūlyti investuoti? Ne. Aš iš tikrųjų neinvestuoti siūlau. Aš apgaudinėju. Siūlau jums apgaudinėti kartu. Jūsų tokia patikima išvaizda. Babaužiukai atiduos visus savo plopsus. Aš pagalvosiu. Rytoj ateisiu pas jūs. Galėsim pradėti. Gerai. Iki. Fantastiškas stilius. Labadiena. Labas. Mano vardas Boileris, o čia Lazeris. Ar tu dabar Micito net pažįsti? Ne pirmas jau šiandien. Micito, kodėl tu taip atrodai? Kaip jums mano naujas stilius? O tau patogu? Šiaip tai labai nepatogu. Ir netinka prie tavo linksmo veido. Sakai? Tikrai taip. Čia nėra tavo stilius. Na gerai, rytoj bandysiu naują. Padėsit man jį nusirengti? Mes galim jį nuo tavęs nuplėšti. Ne, norėsiu gražint. Reikia, kad sveikas liktų. Tada gal mes geriau nesiliesim iš vis. Mūsų metalinės rankos gali jį sugadinti. Nu, gražiausia. Teks man miego dabar su juo. Nepatogiausia pasaulyje pižama. Būk pasveikinta, gražuolė Faufau. Taip, aš gražuolė Fafa. Visgi draugai sakė, kad čia ne mano stilius. Tavo draugai nieko nesupranta. Galbūt tau reiktų keisti draugus, o ne stilių. Gal ir taip, bet man ir nepatogu su juo. Norisi, kad laisvesni rūbai būtų. Rūbai ir neturi būti patogus, rūbai turi būti gražus, įspūdingi, fantastiški. Kaip mano, matai? Galvoji man patogu? Nežinau. O nepatogu? Visiškai nepatogu. Supratau. Aš kažkaip patogumą visai vertinu. Tai jeigu turėtum kažką laisviau, tai pasimatuočiau. Laisviau sakai. Gerai, bandom, turiu vieną idėją. Jau, Trepsi, aš tau sakau, Trepsė dabar nebemadinga. Išmoktų breiką šok, bus naudinga. Bet trepsiukas yra mano mėgstamiausias šokis. Aš nenoriu breiko mokytis. Gerai, namo dabar keliauk, pakalbėsime apie tai mes kiek vėliau. Oho, antrą kartą jau man šiandien taip. Jau, brolau, nematytas tu sakau, atrodai puikiai. Gal nori kartu repą varyt, ar manai, kad seksi sunkiai žodžius vartyt? Jau. Super, kviečiu tave į savo repo grupę. Kartu mes perplauksim ne vieną upę. Rytoj ateisim, tada susirinkti, apdovanojimus reiks visus paimti. Jau. Sveikas, Čipė. Vėl manęs net pažįsti. Micito, čia tu? Kaip jums mano naujas stilius? Tai kad čia ne tavo, čia Čipės stilius. Turbūt. Jam labiausiai ir patiko. O gal jau tu pasiduok ir palik madą, kam jos trūksta? Ne, Kur varai? pas Faufau. Kam jam išvis tie rūbai? Tokį gražų kailį turi. Faufau, gražuolė. Prašau, pakeisk man stilių dar kartą. Ką vėl? Kas dabar negerai? Mes netyčia iš manęs Čipį padarėm. Nenoriu kaip Čipis atrodyt. Ne todėl, kad blogai jis atrodo, bet kad neįdomu tokiam pačiam būt. Šagana. Pirmiausia, tai kas tas Čipis? Reperis, meistras. Remontuoja robotukus, paspirtukus, viską. Gerai, neįdomu. Tai ko tu nori? Pakeisk man stilių, sakau. Tai yra, prašau, gražuolė Faufau. Bet jau paskutinį kartą. Tinka. Turiu dar vieną idėją, kurią norėčiau išbandyti. Sakyk, ar nori atrodyti kietai? Ar būsiu kietas, ar tik atrodysiu kietas? Tik atrodysi taip. Gerai, tinka. Žiūrėk, atsispiri ir verties. Opa, yra. O, sveiki. Čia aš, Boileri. Micito? Kaip jums toks stiliukas? Nežinau. Nelabai. Pone Samueli, Taip. aš jūsų nebeatpažįstu. Pakeitėte stilių? Aha. Jau, kas tau brolau nutiko? Buvai stilingas toks, o dabar jau nieko nebeliko. Jau.
Stot niekščia. Čia aš niekšas. Gavau pranešimą, kad po namus vaikšto įtartinos išvaizdos tipas. Kodėl slėpė akis, ką? Ką slėpė? Atstokit visi nuo manęs. Čia aš, Micito. Ir čia yra mano stilius. Nuvilianti diena šiandien. Jau, pirmai atrodė geriau. Dar viena niekšybė sustabdyta. Kas čia per susirinkimas buvo? Visi buvo atėję pažiūrėti naują Micito stilių. Va, šitas stilius yra tavo. Visgi Atlasas buvo teisus. Jis visada teisus, Nes jis senas? nes jis turi daug patirties. Oi, kaip jau laukiu diskotekos. O kodėl? Taigi stiliaus tai nepakeitei. Ne dėl to. Tiesiog išsišok gerai noriu. Jūs tiek su Fafa pabendrautumėt ir jūs norėtumėt.